Sveiki gyvi, mėly žemės gyventojai. Dar vienas miškas yra sunaikintas. Veprių apylinkės, Ukmergės padalinys. Išmiškintas įspūdingo dydžio plotas, dabar nesenai vasarą. Paukščių veisimosi metu mašinistas vairavo naudodamasis telefono įrenginį, aš jį užfiksavau ir itin pavojingai dirbo kraudamas medžių. Realiai važiavo taip, kad rizikavo mano gyvybę. Mane fiziškai stūmė su miško technika. Akivaizdžiai buvo ženklais parodyta, kad sustoti. Mane jisai tikrai matė ir pagal darbų saugos reikalavimus jis turėjo sustoti, kol nebūsiu pasišalinęs iš kirtavietės. Negana to, kad nebuvo parodyti jokie leidimai, iš vis jokio kontakto, buvo pasirinktas sprendimas užsitamsinti stiklus ir važiuoti per žmogų. Galimai neblaivus, iškviečiau policiją, kad patikrintų jo adekvatumą šio vairuotojo ir būtų paskirta bauda dėl to, kad buvo vairuojama su telefono įrenginiu. Yra visiškai sunkiai protų paaiškinamas elgesys tokio vairuotojo, kad dirbdamas tokį darbą ne tik, kad nereaguoja, nesustoja, bet sukelia pavojų miške besilankantiems žmonėms. Atrodo leidžiama viskas. Ir koordinatės nuėmiau ir tikiuosi, kad greitų metu sureaguos policija ir atvažiuos ir įvertins šią situaciją. Pažiūrėkite, kokio masiško dydžio kirtimai vyksta. Šis medis, pažiūrėkit, kokio storio. Jo apimtis gali siekti apie 2,5 metro ir jau toks medis galėtų būti registruojamas kaip gamtos paveldo objektas. Tačiau šio miško savininkai nusprendė viską sunaikinti. Dar vienas kirtimas Ukmergės rajone šalia Veprių. Šį sykį galimai neadekvatus neblaivus vairuotojas važiavo ant manęs su miško technika. Jisai aiškiai matė, kad yra žmogus. Buvo rankų ženklais parodyta, kad sustoti ir pasišnekėti, paaiškinti situaciją. Reikia turėti minty, kad šis miško sunaikinimas įvyko paukščių veisimosi metu, ypatingai jautrių periodų. Ir sunkiai protų paaiškinama veikla. Matome. Medžiai patys gyvybingiausi ir veržiasi. Sakai, sunka, pjuvenos šviežios, viskas yra sunaikinta. Masiškai. Laukiu policijos. Pjaunami yra žoliukai. Matote, su visais lapais, su visa augmenija žaluma, viskas buvo sunaikinta. Situacija yra išties nekontroliuojama Ukmergėje. Tikėtina, kad yra labai stiprus medienos pramonės interesai ir bandoma miškus išeksploatuoti kuo greičiau tiek iš valstybinių, tiek iš privačių miškų. Kol kas neturiu duomenų, ar šis miškas privatus ar valstybinis. Pasidalinau koordinatėmis su savanoriais ir tikiuosi pavyks gauti analizę dėl to, kokie čia yra kirtimai vykdomi pavasarį paukščių veisimosi metu. Na, o aš toliau einu stebėti ir filmuoti mašinistą, kuris nesilaikė jokių saugos reikalavimų, neturėjo būtinų priemonių, šalmo nenaudojo ir važiavo ant manęs. Aš turiu užfiksavęs viską tą filmuotojo medžiagoje ir tegul pareigūnai vertina tokius
mašinisto veiksmus normalioje šalyje, normalioje išsivysčiusioje visuomenėje. Pamatę žmogų, mašinistas turi sustoti ir